Jo. Tai va, tai. O tai koks produktas įtakojo tavo sveikatos pokyčius? Ar aš žinau, kad tu dar jauna ir pakankamai sveika, bet, Mes visos jaunos, o šitai. bet, Viduj. jo, bet koks produktas kažkokį tai pokytį tavo sveikatoje padarė? Nes mes prieš tai irgi vartojame panašius produktus, aišku, bet vat, kuris, kuris jau matai, kad tikrai pokytį pajautai per šitą laiką. Nu, va dabar irgi pirmai galvojau, Sansetas Kolongardas, tai pradėjau sverti ant svarstyklių, nes nu, jie kaip ir lygiaverčiai, bet vis dėlto atėjo dar man mintis, kad Sansetas. Aš iš tikrųjų supratau, kas yra gilus miegas. Nors aš įsivaizdavau, kad aš jau ten moku savo mintim ir taip toliau, bet tai užtrunka. O čia tu, taip, kai tu Mhm. susidraugauji, kad tu adaptuojasi to organizmas, augalas, juk jisai, mes gamtos dalis, augalas gamtos dalis. Tai jeigu žmogus bando užmigti naudodamas cheminius vaistus, Mhm. organizmas jų neatpažįsta. Ir po to tuos liekamuosius reiškinius, taip iš pradžių yra gerai, mano net artimoje aplinkoje yra žmonių, kurie vartojo iš vaistinės cheminius vaistus, antidepresantus, sakė, man taip gera, tokie nuostabus, sėdžiu už vairo, norisi dainuoti, bet kokios pasiekmes yra dabar, net nenoriu apie tai kalbėti. Taip? Todėl labai svarbu prieš dedant į save kažką tai Išsiaiškink. išsiaiškinti. Taip, Mhm. pasidomėti, pasigilinti, pažiūrėti atsiliepimus, kurių mes Labai labai daug ačiū tau, turim. kad tai pabrėžiu už tai, kad šiandien dienai, kad taip pat 100% natūralus produktas ir be išliekamojo ryšio, kuris veikia čia ir dabar, 98% įsisavinimas, labai lengvas naudojimas ir 100% augalinis, ane, ir ingredientai turi ir patentus, ir sertifikatus, dauguma jų yra surinkti net iš Europos, tai tikrai nėra rinkoje labai daug tokių produktų, kad turėtų tokią didelę sudėtį. Ne? Ir va tas, kadangi aš, pavyzdžiui, pati nemėgstu kapsulių, tai mane labai patraukė tai, kad tai miltukai, ne? Ar kaip pačiai tau va, šitas, kad ir jaunesniam, ir vyresniam žmogui vartojimas labai patogus. Taip, nes kapsulės ne kiekvienas ir praryja, jeigu vyresnis žmogus. Ir na, čia net nereikia tų kapsulių, nes čia iš tikrųjų jie skanus. Mano mama sako, tai jie vienas už kitą skanesni, bet visai nesiniai pakomentavo. Insansetą sakydavo, aš tai tavo saldainiuką prieš miegą. Dabar aš tiesiog jai sakau, mami, reikia tau ir kolongardo, tą sansetą įsimylėjus. Tu žinai, sako, jūs man dar skanesnis, sako, bet kam jie ten taip skaniai? Sako, man įtarimas, kad jie per skanus. Ne, sako, tai yra tiesiog pasifloros vaisiaus dalių ir štai jis natūraliai saldus. Taip. Gerai, Linute, dabar